Na ką, bičiuliai. Ir mes vėl esame prie savo valtelės. Kaip matote, arkliai bėgioja. Esame dabar jau savo sodyboje. Praeitas video buvo apie Juodkrantės karščius, kurį aš jau buvau įkėlęs prieš kokias kelias savaitės. Grįžome iš atostogų. Vėl kelios dienos sodyboje ir manau, kad tikrai metas jau išplaukti. Vakar kažkaip užsiėmiau darbais visais. Na, šiandien jau reikia pailsėti. Tai kaip matote, vėl susikrovęs esu visus savo daiktus mylimiausius. Paprastas kotas, antras irgi toks pats. Yra keletą, kaip aš jau anksčiau rodžiau viską, ką turiu, bet yra keletą niuansų. Tai nusipirkau tokį Savage Gear meškerės laikiklį. Jisai prisitvirtina labai lengvai ir aš šiaip daug žiūrėjau, bet suprantate, pas mane yra šitas laikiklis. Tai originaliai jisai buvo skirtas irgi laikyti meškerėm. Bet kokia problema? Čia problema ne mano valtyje, o tiesiog, kad laikiklis jis yra tikrai geras ir matote, čia yra guma. Ir jisai prisitvirtina ant gumos, bet kad jisai laikytųsi, nes matote, dabar jau įdedi, jisai iškart svyra. Apačioj dar vienas toks pats laikiklis yra, parodysiu, ten maždaug. Toks pats laikiklis, kur turi dar vieną būt čia guma ir jisai tada užsimautų ir puikiai laikytųsi. Na, bet dviejų gumų nėra, todėl jisai yra tik tais laikinam laikymui. Tiesiog, kad įsidėti meškerę, o belkiauti jau nelabai išeina. Aišku, jeigu vieną meškerį įsidėti tikrai galima, nes tada netaip daug linksta. Bet kaip sakau, jo, tiesiog paima ir varo lauk. O viskas kita yra taip pat. Dar atsimenu, rodžiau diperį, kuris buvo sulūžęs. Čia ilga istorija, jau kaip ten su savo traktorium suvažinėjau. Bet apsižiūrėjau kelias parduotuvės, žiūrėjau ar naudotą ar nenaudotą pirkti. Nusprendžiau, kad pirksiu nenaudotą ir, žodžiu, turime naują diperį. Diper Pro 2+, nusipirkau, tai man jis toks atrodo patikimiausias. Ir nors sakyčiau, kad tikrai yra ir tų kitų, ir čirpas yra, ir trečias, bet aš nežinau, labai didelio skirtumo juose nematau. Man svarbu, kad rodytų gylį ir galima kitų yra funkcijų, kad pasirinkti, kad žiemą būtų irgi galima žiūrėti. Čia nėra reklama, bet tiesiog man diperis kažkaip yra, atrodo, aktualiausias šitai žvejybai mano, nes, žinote, yra visi tie Garminai, bet jau reikia tada pakloti daugiau pinigų. Nu ir pas mane nelabai yra kažkokio stalo, kad galėčiau jį pasidėti. Todėl diperį tiesiog prisirišu prie valties šono ir jisai puikiai veikia. Na tai apie valtį maždaug tiek, visi kiti dalykai yra pažįstami. Na ir laukia ilgas kelias iki ežero. Manau, kad reikia pradėti tempti. Na ką, valtelė pagaliau atitamta. Žinokit, yra ką veikti. Vienam, paskaičiau, čia yra 250 metrų, to čia nedaug. Atrodo, taip šalta, rugpjūčio galas, ne, bet kai jau taip reikia su visais daiktais valtelę patempti, tai ir pasportuoti jau tenka, net prakaitis bėga. Na ką, nieko tokio, dabar reikia kažkaip įstemti. Blogai matau, sudėjau daiktus, viskas pradės įlysti į priekį, bet ką padarysim. Gerai, po truputį. Taip, į poziciją. Leidžiam. Opa. Viskas pradėjo slysti į priekį. Ir važiuojam. Daiktus reikia visą laiką sudėti. Žiūrint, kurią pusę nuleidi patį galą, kad nieks neslystų. Nesibraižytų. Bet matot, pas mane viskas atvirkščiai. Viskas. Lipam. Aš nežinau, ar jūs matot, bet čia uodų tiesiog yra kaip pasiradimo vieta. Čia jeigu be rūbų normalių išgyventi neįmanoma. Jau žiūri kando. Visio reikia nežintis iš čia. Viskas, mes vandenyje. Mūsų įvažiavimas, išleidimas valties. Vėjo iš viso nėra. Tai oras kaip visada nelydėkingas čia. Bet žinokit, vakar prieš darant šitą video specialiai jums patestavau, pažiūrėsim ar šiais gal įdėti nuotraukų. Vakar buvo 2 lydekos, 1,5 kg, kita mažesnė negu kilo. Tai tikrai vakar nebuvo liūdna, išbandėme naują įrangą.
Ir žiūrėsime, kaip šiandien mums atsidėkos ežerėlis. Štai, oras puikus. Tai kaip sakiau, trumpalaikiam galima įsidėti. O šita štaip kaip atrodo. Man žiauriai patogu. Iš karto galima va išimti. Ir viskas. Na, dabar reikia uždėti variklį, akumuliatorių pasijungsim. Bet ką pamiršau padaryti, svarbiausia praeitą video, kai variau spiningauti, tai ratus pasikelt, nes labai daug atima energijos ir baterijos, tai dabar tą ir padarysime. Visa magija padaryta, ratai užkelti, žodžiu sunkiausia juos pakelt, nežinote, daug ten varžtų, žodžiu atsukinėti, uždėjinėti, bet atskirai nekalbėkime apie juos ir, žodžiu, prieikime prie koto. Tai pirmas kotas, Bandito Wobbleris, naujas pirktas prieš kelias dienas, kaip kliūvė akį, žinokit, niekada nesu pirkęs. Tai toks visai atrodė gražus, nežinau, oranžinį geltonas, neria apie 5-6 metrus, kaip buvo parašyta ant dėžutės. Juda irgi taip iš šonus. Žodžiu, tik tais viena problema yra labiau su kabeliais, vakar buvo didesnė lydeka užkibus. Tai žinokit, kol ištraukiau, tai jo vos paleidau, vos išgyveno, bet aišku, žiūrint kaip užpuls. Na, bet tikrai Wobbleris nėra prastas ir ne vienas iš mažiausių, man atrodo, apie 12 ar daugiau centimetrų. Tai va, prieikime prie anto, tai kaip jau žinote, mylimiausia vartiklė. Vakar irgi užkibo, tai jau matote patyrę žalos. Jau atkovojus yra pakankamai. Pats seniausias kotas, mylimiausias, 15 metų ryte. Na ir laikiklis, tai va, sakau, labai patogus. Paprastai įsideda, tikiuosi, kad taip dedu, manau, kad taip dedu. Tai va, bandom mestis, plauksim palei sėklių. Nes kažkaip angylio iš viso nėra, kaip vakar tikrinau. Matau, mailių šokinėje. Gal kažkas yra teis gero. Na ir aišku pagrindinis diperis. Tai kaip sakiau, labai kompaktiškas. Kaip matote, diperio laikiklių neturiu. Brangiai kainuoja, žinokit, tenka improvizuoti. Virvę laiko. Taip, įmetame, aišku, parašyta, kad geriau, kai velkiaujat, kad nepatektų bangos ant viršaus, nes trunka ryšys, bet žinokit, man iš viso kažkaip viskas gerai. Tai daug kažkaip ir nesiparinu, va. Yra virvutė, prisirišam ir puikiai viskas veikia. Meškerytės visas užmestas. Štai kaip viskas atrodo. Ir pats laikiklis. Tai žinokit, 100% antras planas čia dėti antrą laikiklį. Ir viskas puikiai matos priekį, nieko sukinėtis nereikia, bet yra kaip yra. Ir pats diperis. Tai va, kaip matote, kaip parašyta ten buvo ir taip toliau sąlygos, ten, kad geriau, jeigu bangos neįtų ant to diperio, nežinot. Ten, sako, ten tada Wi-Fi'aus ryšys turkinėja, bet viską rodo puikiai. Tai sakau, tas sensityvumas visiems skirtingai pagal ežerą, nes kaip matote, kai kur gal ir žolės būna, gal ir žuvis, dažniausiai žuvis lankeliais, bet čia jau labai skirtingai. Tai tikrai, sakau, 100% antras bus laikiklis. Na, po kol kas bandome taip. Ką tik pradėjome plaukti netoli nuo savo išleidimo vietos. Ir žiūrėsime, kaip viskas gausis. Pirmas ratas padarytas. Apiplaukėme per visą ežerą. Koks pagrindinis yra maršrutas mano. Vėl toje pačioje vietoje, tai žodžiu, po kol kas jokių kibimų. Bet viskas kaip ir gerai. Diperis kažką tais rodo. Sustojau šitoje vietelėje prie savo išleidimo vietos, tai manyčiau, kad dabar pabandysiu biškį paspiningauti. Kažkaip vieną velkiavimo nemanau, kad sustosiu, taip kažkaip man nepatinka. Ne tai, kad nepatinka velkiauti, bet nepatinka tik tais vienu būdu užsimti, tai žodžiu pabandysime pamėtyti. Ir ant Wobblerio pabandysime ir žiūrėsime, kaip išeis.
Opa! Žilvinai! Yra, man atrodo. Yra! Opa, pirma žuvytė. Nėra, žinok, didelė žilvina, jau kviečiam. Oi, blemba, kaip negerai čia tas valas. Žinok, ir žiauriai nepatogiai, bet stabiliai. Kažką tai, žinok, įtraukiam. Lydečiokas. Štai, va, mažiukas. To ištrauksim, pažiūrėsim. Nu, žiūrim, pasileis. Ir taip jau sužįsta ant peleko. Lemma, žinokit, 3 kabliai nelengva ištraukti. Nu, o, pagaliau. Banditas vėl pasiteisino. Štai ir viskas, draugai. Labai, žinokit, nesisekė filmuotis, nepasiėmiau įrangos, nieko nepasiėmiau. Ir kaip tik, tingėjau paimti ir 2 lydekos didžiausia na mano gyvenimo. Daugiau nuotraukų įkelsiu ant pačio video, kažkur čia. Viskas jau apsirengėm, jau susitvarkėm, uždarėm garažą. Štai, manau, tikrai gavosi puikus video ir pati žvejyba. Man tikrai, žinokit, bandito wobleris atsipirko. Tikriausiai pirksime ir daugiau. Nes, kaip matote, 2 lydekos per vieną dieną. Tai ir šiaip kitomis dienomis irgi daug pagavau. Tikrai kibo, oras puikus buvo. Vasara pabaigta, sezonas vasaros uždarytas tikrai, manau, gerai. Ir jeigu patiko šis video, tai paspauskite laiką, subscribe. Ačiū visi, kurie duodate patarimus. Galite dar jų parašyti ir manau, kitas video bus daugiau apie visą šį garažą. Čia labai daug daiktų. Dar vyksta įrengimai, bet apie visą garažą ir visą įrangą, kurią turiu, manau, padarysiu atskirą video gal. Na ir iki kito karto.